The video has subtitles. They can be automatically translated into any language. Sveiki. Tėčio, tęsim pasityčiojimą iš Suihiro. Šį kartas peilis. Kiniškas jau turbūt pažįstamas, metalinis plienas. Kinietiškas toks 14 chrom, 14 MOV NB 1,4 anglies, vanadžio ten apie 3%, chromų 14. Parašysiu sudėti aprašyme, kam labai įdomu. Tai nuo 3000 pradedu, nustačiau kampą 15,5, vienoj pusėje, aišku. Žiūrim, ar pataikėm. Čia nuo markerio tas juodumas visas. Neįsigaskit labai. Nu, ne visas, bet ant akmens. Nu, aišku, čia kampą nekeičiu. Iš daug tai. Mes čia greit viską padarysim. Nuo 3000 pradėsim. Gerai, nesiteršia akmuo, išskiria suspenziją kaip panašu į natūralų. Turbūt, kad pakaks. Jau žiūrim, ar vartai yra visur ir galime į tokių užbaigimų. Eisim iki 20 000, savaime suprantama, nes jeigu jau pradėjom, tai mes nesustosim, kaip visada, ne. Tai noriu pažiūrėti, kaip jaus užbaigsiu su visais. Ar po mikroskopu pakišim. Viskas bus rimtai, žodžiu. Ne ant durniaus čia. Žiūrim, kaip jaunam. Nušluosčiau vandenį. Nu ką, galime peiliu naudotis, kaip ir gerai, bet mes, aišku, neapsiribosim tuo. Po mikroskopu vaizdelis geras. Kažkiek netgi karbidai galima įžiūrėti, kurie labai dabar populiarūs. 5000 sekantis. Taip, tikiuosi kampas tieks mums. Tikiuosi. Bet mes, aišku, įsitikinsim tuoj. Įsitikinam, ar žiūrėjau, ar susidaro užvartą. Aišku, kuo smulkesnis akmuo, tuo į mažesnį. Ir sunkiau pajus, bet atrandu, kad jį yra. Tai. Viskas atrodo gerai. Jo, geri, akmenys patenka, jie manas tokį įskiria suspenziją, toks jausmas kaip vos ne ant natūralaus, kaip dirbs. Ir tokie nelygumai tie būdingi. Aš kaip ir viskas, einam ant aš baigiau.
Taip. Plaunam. Žiūrim, kaip jaunam. Ir po mikroskopu. Po mikroskopu matom, kad užvarta nenuimta ir yra tokie kaip skilimai, ne visiškai lygus ašmenys, taip ir su 3000, bet aš galvoju dėl to, kad ant nenuplauto akmens užbaigiau, nes suspenzija yra, tai ko gero dėl to, tai dabar užbaigsim, nuplausim ir užbaigsim, matysim, ar bus tai ar ne. 8000 sekantis. Irgi mes nieko nematuojam, mes pasitikėm gamintojų, kad vienodai padarė vienodą storį. Mes nebejojam. Japonai tai beveik kaip kinai patikėme tokie, tai juokauju, aišku. Visokios rūkiai yra žmonės. Viskas gerai atrodo. Pataikėm. Žiūrim, ar tikrai yra užvarta. Kaip ar jūs tiesiog jaučiasi toks aštrumas. Aštrus iš vienos pusės, iš kitos pažiūrė, ne aštru, tai vadinasi. Ne dėl to, kad aštru, bet dėl to, kad yra užvarta. Tai taip galima suprasti, kad tai užvarta, o ne. Na dabar atsakingai nuimsim visokiais spintais įvairiais, kad neliktų tikrai. Štai pagalvosit, kad akmenys blogi, ne, akmenys puikus. Šiaip, tik tai kad reikia mirkytų. Geriau turbūt nebūna, šiaip galima sakyti. Matuosiu ir užbaigsiu ant švaros, kad vėl nebūtų tų nesusipratimų. Grįžtam ant švaros, šiaip reikėtų taip visada ant visų užbaigtas. Vis dėlto įsiskiria ten visokie blaugius ir neduoda tokio finišą, koks turėtų būti. Ir aišku, spaudimą reikia mažinti į norimą maksimalaus aštrumą. Turėtų pakakti. Pjaunam. Aišku, geriau, bet po mikroskopu neaišku, ar ten aš nepažiūrėjau per visus ašmenis, bet dabar matosi, kad yra vis dėlto skilimo, tai aš ar nuo senesnių nenuėmiau, ar kaip. Nu, padarbysim su 10 000 rimčiau, tai ir matysim, kas gausis. Kągi, imam 10 000. Taip ir jau buvo nagura, net ta, bet man tokia nagura, irgi 10 000, tikiuosi, taip turėtų būti. Ir noriu užbaigti su nagura, pažiūrėsim, ar išryškins karbidas taip kaip natūralus ar ne. Su suspenzija padirbėsim rimčiau.
Dirbtinė čia, aišku, ir nagulė, ir kaip man turi būti. Viskai sausokai atrodo čia. Žiūrim, ar pataikėm. Pataikėm ir dabar stengsime su suspensija dirbti, kad taip kaip su brėtva, kad nestumdyti jau, kad patektų po ašmenėm, tai keisim tokią taktiką biskį. Tokių problemų nėra su skilimu, tai jeigu jūs ir yra, tai vadinas, tam plienai nelabai tenka daryti vien tokią išvadą. Dar nedarysim, bet kodėl keisti minkšti akmenys tokiam? Reikia galvoti. Ką po mikroskopu nieko ypatingų nevyko, kaip ir tų kalbidų gausiai nėra. Kaip ir normaliai, skilimai tie mažėja, tai turėtų būti gerai viskas. Pjauna, aišku, geryn. Viskas eina geryn. 15 000. Ja. Nesitikėsime čia. Lemba kažkas yra. Kažkas yra negerai. Neatsakingai viskai dirbu, bet iki nepažiūrėjau, kokia būklė buvo prieš galandinimą, tai blogai. Nieko klausimų tokių, kas vyksta čia pas mus. Jis ten pakaks. Kągi, po mikroskopu, kai viskas kaip ir gerai, eina geryn. Nieko netikėtų. Pjaunam. Švelniai. Mes papjaustysim ką nors rimčiau. Rūkomas popierius. Va toks. Ir rankšluostis, bet jis storas, jis sunkiai net po deimantų pjauna, tai aš labai nesitikiu kažko gero. Toks. Labai toks rimtas. Aš pjauna, bet tokiam reikalui ne pats geriausias variantas. Agresija, žodžiu, pjaus ir mėsa viską, tai žiūrim, viskas teisingai. Matmenys tinka labai gerai, bet kaip smagiai, be jokių sukinėjimų užbaigėm salandžiai, be jokių nuskaudojimų, jokių problemų. Aišku, dėvėsis jie skirtingai, kol nauja, tai tik tai bus grubesnė. Greičiau nusidėvės. Kągi, pakaks. Ką po mikroskopu matom, yra vis dėlto tokie neidealiai lygus ašmenys. Tai vadinasi, tokia spėjo ypatybė tų akmenų, vis dėlto jie taip, ne taip kaip deimantai, jie idealiai padaro, bet praktikoje turbūt tos žalos čia jokios kaip ir nėra dėl tokio dydžio tų nelygumų, tai kągi, pjaunam. Švelniai, na gal liko kur užvartas. Žiūrim paupėlio rūkumo į. Bandysim taip
neįtemdami jau taip statmeną. Kaip matom, pjauna ir taip. Ir rankšluostį tokia nelabai tenkama pjaustymui, bet irgi pjauna. Ne 20 000, tai tas ir buvo klausimas didžiausias, ar liks agresija po tokių smulkių akmenų. Tai ne kiekvieną plieną, aišku, bet va tokio miltelinis toks vidutinis, ne, ką vidutinis pradinė, kaip SG2, jis labai panašus plus niobė pridėti. Bet užgrūdintas iki 63 ir toks minkštaukas, nėra daug sausas kaip japoniški. Plienas va toks. Laiku taip pusėtinai, sakyčiau, kaip japoniškas VG10. Tai sakysim, taip iki SG2 tai netraukia tikrai. Bet normalu, kaip, ką žinau, toks netrapa, kas grubiau elgėsi su peiliais normalus. Shenzhou brandas. Kam įdomu. Vidutinis peilis. Tiek šį kartą, iki.